Nu labą rytą. Šiandien sugalvojau, jog nufilmausiu jums tokį video, kur tiesiog parodysiu savo visą dieną, sakykime, parodysiu, ko aš veikiu laisvadienės. Šiandien yra šeštadienis, turiu laisvą dieną ir galvoju išnaudoti ne tik, kad pasportuoti, paskaityti, bet parodysiu ir jums, ko veikiu laisvadienės, ką man sekas Norvegijoje, parodysiu, ką apgyvenu, parodysiu, kur gyvenu, daugiau detaliau, gal kam nors papasakos, gal kam nors bus įdomi, o galų galia čia bus man įdomus video, kas nors pažiūrėti ateityje. Tai va, dabar šitą rytmetį sėjom pasivakščioti biškėlį, dabar po to pasivakščiam, pavalgsim pusryčius, tik valandėlį pavirškinsim, tada pasiims dviratį, važiuosim į salę, patreniruosim biškėlį viršutinį, krūtinis dalį, pasitraukim kokį padarysim, pašnekėsim ten, tada su to pačiu dviračiu važiuosim nusimaudyti į ledinį kriuoklį, tada parodys, ką apgyvenu, parodys savo kambarį, parodys savo vitaminus, kuriais gal gerai, tiesiog pašnekės apie viską. Tai va, toks savo vaizdėlis, Norvegijos gamta, rytmetys, nėra labai šiltas, bet man kaip tik patinka tokie šaltesni rytmetį. Tai va, einam pavalgysim pusryčius, parodys tepkų valgau ir jodam, gerą žiūrėjom. Tai va, pareinu dabar atgal nuėjai. Va čia ir tas nams, kur gyvenam. Nes gyvenam va, kur įteido langelę. Tokie va graži vaizdą. Pro balkoną švies ir fainiai išeit su arbatos paudeliu. Tai va ta proga ir parodys jums vaizdus iš balkono. Kava su arbata. Tai va, pavalgom pusryčius. Turim paprasčiausiai košį, migdolų, razinų, bananų. Tada paskaitysim biškėlį knygą. Tų pačiu kol apvirškinsim maistą. Senė jau tor, bet neprisibot paskaityti, tai paskaitys dabar. Ir važiuosim į sporto salę. Biškėlį turim ir namų ruošos darbų. Išmesim šiukšlės ir važiuosim. Tai kol sėdam ant Nakamūros. O toks gyvenvietis. Graži namuka. Labai rami veitelė. Čia atrodo, kad į kas pasaulyje atsitiktum, čia atrodo visai bus rami. Paukštės skraido, tykia, rami. Aišku, man įkap nepratusiam matyti tokius kalnus iš Lietuvos, iš Žemaitės. Čia vis laik atrodo viskas įspūdinga, bet pripratus prie visko, tai aš nežinau, kur čia reikia veikti ant kaimų. Čia toks ramus kaimas. Čia tiesiog atsigauti, turbūt atvažiuoti, pailsėti, papalsiauti, pabūti rami. Bet grožis tai tikrai didelis. Labai graži. Pusėjom savo kelionės. Tokį vaizdą. Aš neatsižau Norvegijos gamtą. Nebetoli esam. Tai gal važiuoti ant 50, tai ir važiavau ant 50, neviršį greičiaus. Čia va dar norėjau parodyti ant pastatų į va tokį va pakabinti, tokius gražius nuotrauks čia. Simbolizuojant turbūt tau Norvegijos praeitį, tau autentiką. Va tokių žuvų per man rogus per dienį jau 1000 praeina. Fabrik.
kad Rimdova dirba. Kas dar nežino, dirb žuvis fabrik Norvegijoje. Atvažiavo į salę. O ir tokia salė. Man manim čia ir nuostabi salė, čia ir visko, kur reik tiesiog rasti laiką, jėgų ir dar ateit pasportuoti po darbą. Arba savaitgalis, va ką pašinėjau. Tai daugiau niek neaušins burnos. Rimta pasportuoti, o paskiau treniruotis pabaigo. Gal dar kur nors nufilmaus čia. Bet žinot, aš ateinu į salę, aš ateinu pasportuoti. Gal kabučios kokias draugas, gal kas nors pafilmuoti, gal kažkokį turinios būtų daugiau iš salės. Bet dabar pagrindinį man šiandienos misiją ir pasportuoti, kaip reikiant. O content, medžiaga video, tai ir tik tas, kaip priešon, kaip sakant, tai varau sportuoti. Nu tai ko baiginėjau, galvoju vis tik pasirodyti jums prieš veidrodį, kad matytumėt, kad sportavau, kaip sakant, vis laikus motyvuoju, kad reikia sportuoti, taip toliau, reikia ir pačiam pasirodyti. Tai va dabartinė forma man ir tokia. Aišku, visuomet norėtumės būti didesniam, bet kaip dirbant fabrike, manau, normaliai laikaus. Bet aišku, tobulinsim. Čia norėčiau daugiau pastiprinti, nes dažniausiai vyrams atsilikti va ta viršutinė krūtinės dalis. Kaklą, aišku, norėčiau pastorinti. Trapeci, viskų. Tai va tep. Tai va, pasportavom, dabar varom nusimaudyti lediniam kriukliui. Važiuoju dabar, galvoju, užsokti parduotuvę, nupirkti Roberto lauktuvių. Šokoladinį paims. Ir to pačiu, ko jums parodys parduotuvės, prekės, kainos. Va čia ta parduotuvė. Va tokia parduotuvė. Matot, kiek daug ir gražių tokių akcentų, kaip pavyzdžiui, Norvegijos vėliava, ne? Aš Lietuvą, pavyzdžiui, parduotuvės pasigendu to dalyką, kad kad galėtų galbūt irgi toks kaip Lietuvos vėliavos ar kažkas. Nu tai kaip parduotuvė, paprasta, nedidelė. Einam paimti šokoladinį pieną Robertą. Daug ką tu čia matot, vėl gražiai vėliavos. Tokių gražių ir akcentų, tokių gražiai atrodo. Ateini parduotuvę ir žinai, kad jis Norvegijoje. Aišku, kainos ir didesnis negu Lietuvo, bet aišku, čia žmonės ir uždirb daugiau. Bet kai kuriai produktą vos nesusilygiam, kaip į Lietuvo. Nežinau, ko jums parodyti, kas būtų grina analogiškas dalykas. Nu, va, šokoladą galva ir nelaba pėgia. Šitą va toks šokoladas. Toks va šokoladas yra. Bet be šokolado galima net išgyventi, tai čia nebūtamas priekis. Tai va, varau namai. Tai va, toks mini turas. Čia va tokį senovintį tvorą. Tepa akmenys. Čia ženklas. Sulėtinam. Čia turėjom tik teltą. Įdomus faktas. Po naujų metų žėjimo, kad čia buvo daug sniegas, čia maudiaus. Pasveikino visų naujas metas. Dabar varysim vėl maudytis. Tai va, kaip matot, čia ir mon vieta, kur aš vis laiką ant grūdintis. Srovė ir nemaž, bet niek tokį. Atsargiai,
Viską suproto ir varom. Varom grūdytis. Varom tau discipliną nestiprinti. Stoicizmą. Aišku, pasidėsim mikrofoną, nes galbūt liūdna sonau. Tai va, nusimaudžiau. Šį sezoną aš esu savim patenkinęs, nes pradėjau grūdintis nuo rudens. Pirmą kartą gyvenime te pradėjau grūdintis jau rimtą te pastovę, reguliarią. Tai šį sezoną aš užsigrūdinau. Tikrai pradėjau grūdintis jūro. Tada atsikėlėm čia, Krioklį, lediniam vandenyje. Ir dabar jau balandis, jau netoli vasar, greit vasar. Ir būsiu įvykdęs savo tai kaip tikslą. Tik nežinau, ar aš nutęsiu, matysiu. Nes po kol kas dar daugiau pasiskaitau literatūros apie tų šaltą vandenį, kad gal jis nėra toks naudingas, kiek kad gal atrodo, bet čia ir labai daug tokių pamąstymų, labai daug įdomių faktų, daug dar mokslininkai visokių research. Tai matysiu, nežinau ar tęsiu ar ne, bet šį sezoną tikrai sąžininga grūdinaus, užsigrūdinau. Įdomu buvo, kartas sirgdavo tik pat kiek ir kiti žmonės, kartas nesirgdavo, kaip prieš kokius 2 mėnesius man panelis sirga, man mam sirga, brolis sirga, o aš nesirgau, bet ir man tėt nesirga. Tai arba čia mes su tėt esam tokiai atsparus, bet tai tėt nesigrūdin, aš grūdinaus. Tai čia, nežinau, čia, aš manau, kad gal čia labai daug tokių dalykų ir labai daug niuansų, bet apie grūdinimus tai tik taip. Šį sezoną grūdinaus, užsigrūdinau, o ką bus toliau, tikrai nežinau. Šitą Robert gamina biškėlį vert grikių, mėselis, o tau tarp einam parodys, kaip gyvena, parodys savo kambarį. Na, užeinam, padarysiu turą, savo kambarį turą. Tai pradėkim nuo staliuk. Gražus juodus staliukas. Čia turim gražią sieną, monstriukį. Čia turim ausins. Tas ir auksinis dalykas.
nes aš su tom ausinėm darbę galiu klausytis audio knygų. O audio knygų aš turiu virš 40. Tai jau jums čia gal netgi parodysiu mes. Tai per savaitę perklausau koks 2-3 audio knygas, tik tai, kad knygų apžvalgų nepadarau reguliarią, bet manau, su to susitvarkysim. Tai kas toliau? Blyną, Roberto blynų iškepti. Staliuks, kompiuteris, longa. Vaizdas jau jums pažįstams. Ten turim spintelį, čia turim lovą. Jau manau, galėjot atspėti, kad čia yra lova. Tada turim savigynos ginklą, nančiokus, metalinius. Čia jau rimt reikalą. Ir turim šitą spintelį. Ir pradėkim čia Roberts reikaliuką. Veidrodis. Ne. Čia mūsų vitamina. Čia man didžiausias fleksus, kokio aš vitaminų turiu. Tai magnis kalis, vitaminas C, multivitaminai vyrams, kalcis, magnis ir cinkas. Čia yra Roberta. Irgi kaip multivitaminą. Čia ir geležis, tokiais tabletėkis. Mes ant geram darbį dažna. Elektrolitus va išgeram. Įsidedam į vandenį. Čia ir omega 3, vitaminas D, A, E ir magvit platinum. Išleidom ant vitaminų tikrai nemaža, bet sveika tai ir vienas iš svarbiausių dalykų. Jei nesvarbiausias. Tai investuoti sveikatą reikia. Toliau norėjau jums prisipažinti, papasakot jums, kad pradėjau vartoti rimtesnius papildus. Kažkaip iki šiol aš visai galvojau apie jums, turėjau blogą nuomonę. Bet man sukak 24 metai ir aš galvoju, niekada gyvenime nevartojau, bet niekada ir neįsigilinau. Tai pasigilinau apie kreatiną ir tas, kad aš sužinojau, kad kreatins ir naudingas ne tik sportininkam, bet ir aplamai, o jis naudingas dėl smegenims naudingų medžiagų. Tai nusipirkau kreatiną, kas sukaka 24 metai, kas buvo kovo 5, tep ir gerų kreatiną po 5 gramus į dieną. Čia ir paprasčiausia baltymą, kiekvieną dieną išgerti 30 gramų. Tep stengiausi vartoti bent virš 80 gramų baltymų per dieną. Tai labai padeda, nes kartas sumaisto ir gana sunkiai. Kartas praleidi kokį valgymą, ar tep kartas valgo tokį nebaltymingą maistą, nes vis tik dirbu darbę, nelabai laiką ir gamintis kažko mandresnį, tai labai padeda, nes išgerus 30 gramų baltymų, tau beveik 50 gramų. Tai vienam kiaušinį yra apie 5 gramus baltymų, ne kažkas, jei nedaugiau. Tai 6x5, 6 kiaušinį suvalgyk, dar 30 gramų plus, jau turi 60 gramų, dar 20 gramų. Žodžiu, patys suprantat, kad palengvin visus reikalus sportuojančiam žmogui. Ir aplamai baltymai ir statybinė mūsų medžiaga. Anureka. Tai va, pradėjau vartoti tos dalykėlius. Kas gal nenusimanot iš vis, galvojat, kad čia kažkas ir blog, bet nėra čia niek blog. Aišku, apie baltymus irgi yra visokių nuomonių dėl įsisavinimo kūno, dėl tam tikrų organų, bet irgi čia daug dar reikia domėtis. Bet aš sakau, aš nesu apsižanys su ne vienu nuomonė, su ne viena teorija, viskas keitas. Ir jei daugiau atsiras informacijos, arba aš pats daugiau kažko sužinos, gal kažko ir pakeis, gal kažko nebevartos, gal ledinė munė nesimaudys. Sakau, aš esu toks open-minded žmogus, o ne kad ir tep, ir nekitep. Tai va toks va kambariuks, toks va gyvenimas. Daugiau niekas jums ir nebeparodys. Tiesiog norėjau parodyti savo kasdienybę. Dirbu žuvies fabrike, nelengvas darbas, nemaža valandų dirbu. Bet viskas ir laikin, bet manau ir būtina, kad pakelčiau į kit levelį. O dabar reikia kapitalą,
su kapitalu reik protingai elgtis ir jei viskas gerai, manau pakils. Tai va, iki. Būkit stipri.